Labą dieną. Su jumis Neringa Čeponė, Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė ir Marketing Game strategijos sistemos kūrėja. Ir šiandien marketingo meniu laidos tema – kliento kelionė, verslo aukso puodas. Kodėl mes tai pavadinome šitą laidą, ką tai reiškia, papasakos mano viešnia, kuris sėdi prieš mane ir jos vardas Dorota Dzenovagis. Dorota klientų patirties ir paslaugų dizaino praktikė, dirbanti su įvairiausiomis organizacijomis, kurios nori ne vien gražios komunikacijos, bet tos veikiančios kliento kelionės. Dorotos stiprybė – gebėjimas sudėtingus procesus paversti aiškiais, išmatuojamais ir žmogui draugiškais sprendimais. Tiek klientui žmogui, tiek kompanijos žmonėms draugiškais sprendimais. Dorota sujungia strategiją, empatišką mąstymą ir realų įgyvendinimą nuo pirmojo kontakto iki ilgalaikio santykio su klientu. Kitaip tariant, jeigu klientas kažkur pirkdamas mūsų prekę, produktą ar paslaugą pasimeta, Dorota atranda, kurgi ta sistema jį pametė. Dorota, labas, ar teisingai pristačiau tave? Labadiena Neringa ir labadiena Vilniaus FM klausytojai. Taip, ačiū už tokį gražų pristatymą ir ačiū už galimybę pasidalinti savo žiniomis ir įžvalgomis su radijo laidos klausytojais. Ačiū tau. Tai dabar ir pakalbėkime, kad visi pradedami laidą nuo pirmosios dalies užkandžio, kur aš labai mėgstu pateikti skaičius. Visų pirma, suprastume, kas yra ta kliento kelionė, kas tai per daiktas, ar čia kliento logistika, kuris važiuoja autobusu ar automobiliu, turbūt, kad ne. Ir apie tuos skaičius, ne aš juos pateiksiu, bet paprašysiu tavęs papasakoti, nes jie labai iškalbingi. Tai kliento kelionė yra, dažnai verslai mano, kad kliento kelionė prasideda tada, kai klientas ateina pas juos į fizinę erdvę arba į elektroninę parduotuvę. Bet yra visiškai kitaip, nes klientas ir jo kelionė prasideda ženkliai anksčiau. Tai yra nuo tada, kai arba mums prireikia tam tikro produkto ar paslaugos, nes mes jos norime, arba kai pas mus atsiranda tam tikra kliūtis, problema ir poreikis tam tikrą daiktą ar paslaugą įsigyti. Nes patikslinti, tai net kliento kelionė prasideda ne pas mus, o tada, kai klientui gimsta mintis, noras ar poreikis, kurį mes galėtume patenkinti. Taip, visiškai teisingai. Sakykime, pas mus sugedus skalbimo mašiną, tai čia jau yra mūsų poreikis. Juk verslas neturėjo jokios įtakos tam, kad jinai sugestų. Tiesiog atsitiko mums bėda ir mes tada jau pradedame svarstyti, kad mums reikia naujo produkto, ir pradedame galvoti, tai kur mes jį įsigysime. Ar mes pirksime vienoje vietoje, ar pirksime kitoje vietoje. O galbūt mes atliksime ir analizę, kur yra geriausia įsigyti, kur yra pigiausia, kur mes greičiausiai galėsime pasiimti daiktą. O gal mes pirksime tenai, kur mus geriausiai aptarnaus, išsiaiškins mūsų tikslų poreikį ir kogi mums reikia. Tai kai kalbame apie kliento kelionę, jos pradžią, ar mes kalbam apie kliento emociją, ar kažkokio proceso pradžią, ar tai yra mūsų organizacijos veidrodis, kaip pačiupinėti tiem, kurie vis dar nemato fiziškai, kaip atrodo ta kliento kelionė? Tai yra visa visuma ir procesų, ir emocijos, bet vis tik aš sakyčiau, dabar svarbiausia vaidmenį vaidina būtent kliento jausmas. Nes mes turim be galo didžiulį pasirinkimą, iš ko pirkti ir ne visada mes perkame tenai, kur yra pigiausia. Mes dabar perkame tenai, kur mus labiausiai supranta, kur mes jaučiamės laukiami, kur mes jaučiamės gerai ir ten mes esam pasiruošę netgi mokėti brangiau, būtent už tą gerą jausmą, už tai, kad mūsų laukia, už tai, kad mus tinkamai aptarnauja ir už tai, kad mes esame įvertinti ir į mus žiūri ne kaip į dar vieną tikslinį klientą, bet kai mus žiūri kaip į asmenybę.
Tai dar ir dėl to svarbu organizacijai susiplanuoti tą idealią mūsų kliento kelionę, kaip jis mus atranda, kaip jisai perka, kaip jisai jaučiasi, nes labai paprašysiu dabar, kad pasidalintum tais skaičiais. Kodėl tai yra svarbu, kiek tai gali kainuoti, ar kiek tai gali mums atnešti pajamų. Tai aš pasidalinsiu tais skaičiais, kurie yra apie e-prekybą. Ir skaičiai yra iškalbingi. Net 76% vartotojų atsisakys pirkimo, jeigu svetainė užsikrauna lėtai. Kas yra lėtai? Tai yra daugiau negu 5 sekundės. 5 sekundės gali lemti, kad mes prarasime daugiau negu 70% ką tik atėjusių klientų. Šių dienų klientai, jie yra negailestingi, jie nori visko čia ir dabar labai greitai. Jie nenori laukti. Jie nori, kad viskas būtų akimirksniu ir dėl to taip pat yra labai svarbus ir pristatymo terminas. Jeigu pristatymo terminas klientui yra per ilgas, tai net 18% pasirinks jūsų konkurentą, kuris siūlo greitesnį pristatymą. Dar vienas skaičius yra 39% ir 39% vartotojų atsisakys pirkimo, jeigu papildomos išlaidos jam pasirodys per didelės. Papildomos išlaidos tai gali būti pristatymo išlaidos. Tai irgi gali lemti, kad mes neteksime pirkėjo ir jeigu mes prašome sukurti paskyrą mūsų website, tai net 19% klientų irgi ieškos kito pardavėjo, kuriam nereikia registruotis. Tai skaičiai praradimo yra iš tikrųjų dideli, bet jeigu mes pasižiūrėtume, ką mes galime patobulinti, tai tie patobulinimų verslui gali net ir nieko nekainuoti. Sakykime, atsisakyti galimybės registruotis mūsų svetainėje mums nieko nekainuoja. Pagreitinti mūsų pristatymą, tai gali kainuoti tiesiog procesų susidėliojimą ir jų peržiūrėjimą. Tai irgi mums nieko nekainuoja, bet investavus laiką ir darbą, mes galim džiaugtis didesnėmis pajamomis. Šitie skaičiai tikrai įspūdingi, iškalbingi, ypač kai žinome, kad elektroniniai prekyboje mes juos iš tiesų galime labai konkrečius matyti. Taip. Ir kiekviena elektroninė prekyba turbūt patys gali atsidaryti ir išanalizuoti. Tai mano klausimas tada tau, gal tu žinai ar numanai, kiek verslų Lietuvoje turi susidėlioję tą savo klientų kelionę? Ar galima spėti? Tai oficialių duomenų nėra, bet tikėtina, kad Europoje yra mažiau negu 10% tokių verslų. Ir dabar į šitą skaičių mes galim pasižiūrėti dvejopai. Jeigu vos 10% iki 10% yra susidėlioję tą tobulą kelionę, tai ką mums dėliotis? Daugumai vis tiek nerūpi klientas, vadinasi, mes galim teikti tokias paslaugas, kokias teikiam dabar ir, klientui bus su tuo viskas gerai. Bet galim pasižiūrėti ir iš kitos pusės, kokią didžiulę galimybę mes turime. Jeigu mes investuosime į kliento kelionę, jeigu mes ją pagerinsime, vadinasi, kokį didžiulį konkurencinį pranašumą mes įgysime. Kaip turi atrodyti gera kliento kelionė versle? Nuo ko reikėtų pradėti, Dorota? Tai reikėtų pradėti nuo to, kad klientas turėtų būti mūsų prioritetas. Mano darbinė kelionė prasidėjo gamybinėje įmonėje, pardavimų skyriuje. Ir jeigu kažkam yra žinoma gamybinės įmonės virtuvė, tai jie puikiai žino, kad gamyba ir pardavimai tarpusavėje labai stipriai konkuruoja. Vieni sako, kad jie svarbesni, kiti sako, kad jie svarbesni. Ir iš tikrųjų vieno susirinkimo metu mūsų direktorius labai gražiai išsprendė visą mūsų diskusiją, pasakydamas taip: mielieji, ne pardavimai, ne gamyba ir net ne kokybė yra svarbiausia įmonėje.
Svarbiausia įmonėje yra klientas. Nes kai mes neturėsime kliento, mums nereikės nei gamybos skyriaus, nei pardavimo skyriaus, net manęs kaip direktoriaus nereikės. Ir tu negali su tuo nesutikti. Nes taip, kiekvienam verslui yra reikalingas klientas. Ir kuo anksčiau verslas tą supranta, tuo yra geriau. Bet dar geriau, jeigu verslas nori kad klientas nupirktų ne vieną kartą, bet nori to lojalaus kliento, kuris nuolat iš jo pirktų, kuris būtų jo ambasadorius, kuris apie jį pasakotų, kad kodėl iš jo perka ir žinoma, jį rekomenduotų kitiems. Labai stiprus žodžiai, pasijutau tarsi dalyvaudama tokiame susirinkime, nes irgi turiu gamybos įmonių tarp klientų ir galbūt net visose organizacijose truputėlį būna konkurencija tarp įvairių skyrių. Tai nustatyti tą pagrindinį prioritetą klientą, manau, kad yra tikrai vienas iš geriausių receptų apeiti šitą ligą. Pakalbėkime apie kliento kelionę, nes tai yra procesas, tai yra darbas ir kažkas už jį turi būti atsakingas. Kas organizacija atsakingas? Ar marketingas, ar pardavimai, ar UX, ar kliento aptarnavimo skyrius, ar direktorius? Ar Dorota? Aš sakyčiau, kad vis tiek tai yra vadovybės atsakomybė. Ir labai svarbu ne tik tai pasirašyti, kad klientas mums yra svarbiausias, bet be galo svarbu yra ir tuo gyventi. Kad mes ir vadovybės lygiai rodytume, kad klientas yra mūsų prioritetas, kad jis yra mums svarbus, kad mes dėl jo stengiamės, kad mes pirmiausia sprendžiame kliento problemą, o neaiškinamės įmonės viduje, o tai kas yra kaltas. Tu klientą palauk, mes išsiaiškinsim, kieno kaltė ir grįšim pas tave. Ne. Pirmiausia, mes pasirūpiname klientu, tada ieškome, kas kaltas ir žiūrime, o kaip mes galime visą tai išspręsti. Ir kai vadovybė nuleidžia žemiau kiekvienam skyriui, kad žiūrėkit, mes rūpinamės klientu, mes galvojame apie klientą, mes galvojam, kaip pašalinti kliūtis ir kaip padaryti, kad visa jo kelionė būtų geresnė, tada įmonė visa tuo gyvena ir, sakykime, net kiekvienas naujai atėjęs darbuotojas, jis pajunta, kad va čia yra klientas prioritetas ir jam nereikia aiškinti, jis tiesiog mato, kad visi tuo gyvena. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus tam nepritarė, jis labai greitai išeina iš tokios įmonės. Aš patikslinsiu gal. Neieškome, kas kaltas, o žiūrime, kieno atsakomybė. Ne? Tai kaip išlaikyti, nes kliento kelionė yra procesas susidedantis iš dalių, kur daugybė skyrių žmonių prisideda. Kaip išlaikyti kiekvienoj daly tą atsakomybę? Mes turim turėti įmonėj aiškius procesus ir turime žinoti patys savo kliento kelionę. Mes turim būti, aišku, idealiu atveju, kad kiekvienas darbuotojas būtų ją praėjęs ir žinotų, ką klientas patiria konkrečiu metu. Tai būtų geriausia. Ir tuo metu irgi net patys darbuotojai gali sakyti, man buvo tai nepatogu, galim tą pagerinti. Čia yra tai nepatogu, mes galim tą pagerinti. Ir beje, dar noriu pažymėti, kad kliento kelionės tobulinimas tai yra nesibaigiantis procesas. Turėjau tokį atvejį, kai auditavau elektroninį žurnalą ir užsakovė tikrai buvo labai pavyzdinga, jinai visas pastabas atsižvelgia, viską labai greitai pataisė ir parašė man tokį žinutę, kad ačiū, kaip gerai, kad aš kreipiausi stadijos pradžioje, dabar jau viskas. Nieko nereikės keisti, nieko nereikės tobulinti, viskas jau yra gerai. Ir mano atsakymas buvo ne. Mes galim visą laiką tobulinti, mes galim visą laiką žiūrėti, ką galim padaryti geriau. Nes jeigu mes vieną kartą padarom tobulai, tai po metų ar po 2 tai yra labai prastai. Nes ypatingai šiuo metu viskas keičiasi labai greitai. Mes turime labai daug naujovių. Rinkoje atsiranda labai daug žaidėjų.
Ir mes visą laiką turim būti budrus, mes negalim užmigti ant laurų. Ir jeigu mums jau atrodo, kad ištobuliname kliento procesą, puiku, pasižiūrėkime tada, o kaip atrodo mūsų produktas, o kaip atrodo mūsų pakuotė, o kaip atrodo mūsų pirkimo patirtis, kaip atrodo mūsų pardavimo vieta, gal mes galim tenai investuoti ir tenai pasižiūrėti, ką galim patobulinti. Man kyla tiek daug papildomų klausimų klausant tavęs, nes irgi turėjau tokią situaciją, nuostabi puikiai įmonė, greitai auganti, klientai labai patenkinti, bet dauguma yra esamų klientų, kurie atėjo per rekomendacijas ir aš pradėdama dirbti tapau klientu. Kadangi aš buvau labai motyvuota, o strigau kas antrame žingsnyje, tai aš su ta motyvacija gebėjau įveikti naujo kliento kelionę, bet kai parodžiau visą procesą ir kiek yra netikslumų, klaidų ir net tokių tikrai vietų, kur mikro pataisimas gali išgelbėti naujo kliento atsiradimą. Tai mano klausimai yra 2. Pirmas, kliento kelionė. Ar tai yra užrašytas procesas, ar tai yra, įsivaizduoju, kad bet kurio įmonėje nueitum ir sakytų, aš žinau, kaip vyksta čia ta kliento kelionė, aš viską žinau savo galvoje, tai ar gali tai būti, ar tai veikia. O antras klausimas, turbūt, kas kiek laiko mes turim patys pasitikrinti, kaip veikia ta klientą, o gal sistema gali už mus tai padaryti? Kas kiek laiko, aš sakyčiau, bent jau kartą į metus pasižiūrėkime kliento kelionę. Ir jeigu verslas pats žiūri kliento kelionę ir jam yra sunku dabar suprasti, tai kaip aš atrodau, tai mano patarimas būtų toks. Nueikite pas kelis konkurentus, pasižiūrėkite, kaip kelionė atrodo pas jį ir tada palyginkite save su juo. Pasižiūrėkite, ką jūs darote geriau, pasižiūrėkite, ką jūs darote ne taip gerai ir pagalvokite, kaip jūs galite tai patobulinti. Tai pakalbėkime toliau apie kliento kelionę ir mano klausimas iš prieš tai dalies pagrindinio patiekalo marketingo meniu persikelia į desertą. Tai ar ta kliento kelionė tikrai turi būti užrašyta ir kaip ji turi būti užrašyta organizacijoje, o gal komandoje, kurioje nėra tiek daug žmonių ir visi jaučia, kad žino, kaip tas klientas pas mus ateina ir koks jo procesas, kada užsakymas, kada atsiskaitimas ir panašiai, gal yra mūsų galvose ir viskas su tuo yra tvarkoje? Ne, nėra tvarkoje. Turi būti užrašyta vien dėl to, kad tai, kas yra savaime suprantama man, gali būti visai kas kita savaime suprantama vadovui. Todėl mes visi turim būti tame pačiame suvokimo taške. Mes būsim tame pačiame suvokimo taške, kai tai viskas bus užrašyta ir aprašyta. Ir net tokie abstraktų žodžiai kaip greitis arba rūpestingumas, jie irgi turi būti aprašyti. O tai kas tai yra? Ir pamatuojame. Taip, nes jeigu mes rašom, tai yra dažnai sutinkama frazė elektroninėje prekyboje, greitas pristatymas. Labai gerai. Kas yra greitas pristatymas? Man greitas pristatymas yra 3 valandų bėgyje. Verslui greitas pristatymas galbūt yra 5 darbo dienos. Kitam klientui greitas pristatymas yra 3 darbo dienos. Ir jeigu tas klientas, kurio greitas pristatymas yra 3 darbo dienos, užsisako iš verslo ir gauna prekę po 5 darbo dienų, vadinasi, jis jau yra nepatenkintas, nes jo lūkestis nebuvo išpildytas. Todėl labai svarbu yra nurodyti viską skaičiais ir kuo aiškiau. Jeigu mes sakom, kad pavyzdžiui, mes labai rūpiname savo klientais, tai vėlgi, o kas yra rūpestis? Turim labai aiškiai apsirašyti, kas tai yra mums. Ir visa tai kyla netgi iš verslo pozicionavimo. Nes vienam verslui rūpestis yra vieni dalykai,
Tai pavyzdžiui, gali būti, kad rūpestingumas pasireiškia tuo, kad mes savo klientus sveikiname su gimtadieniu. Pavyzdžiui, prašydami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, mes paprašome, kad žmogus įvestų savo gimimo datą. Kitam verslui rūpestis gali būti visai kiti dalykai. Tai viskas turi būti aiškiai aprašyta. Čia vėl pasikartoju, aš visą savo karjerą kartoju ir žinau, kad vis tiek pamirštu, kad savaime suprantamų dalykų nėra. Vienam rūpestis reiškia vieną, kitam kitą, greitis ir visi kiti dalykai. Tai mes jau kalbam apie tam tikras klaidas kliento kelionėje. Gal gali paminėti dar kokių kertinių klaidų būna toje kliento kelionėje, kurių paklausę tavęs dabar jau galėtume išvengti? Tai tiesiog primenu, kad viena iš klaidų, kurią jau aptariam prieš tai yra nepateisintas klientų lūkestis. Tada kita klaida ir yra esminė irgi, kad mes pamirštame klientą po pirkimo. Mes labai daug investuojame pinigų į reklamą, mes be galo daug investuojame laiko ir idėjų tam, kad pritrauktume klientą, kad jisai nusipirktų pirmą kartą. Tada mes savo pasistatom tokį check, done, ir mes tą klientą pamiršom ir mes medžiojam kitus klientus vietoj to, kad dar parodyti, kad dar labiau apšildyti tą klientą, kuris jau nusipirko, taptų lojaliu klientu ir atvestų mum kitų klientų. Tai tas klientas, kuris vieną kartą nusipirko, liko pamirštas, nebūtinai nupirks iš mūsų antrą kartą, nes jisai negavo to rūpesčio. Ir trečia klaida, kurią galbūt paminėčiau, tai kai klientui lieka blogas pojūtis po sąveikos su verslu. Ir čia noriu irgi pateikti tokį vieną pavyzdį. Prieš porą mėnesių bendravau su verslininku, kurio verslas yra susijęs su pramogomis ir jisai dalinosi tokią situaciją, kad pramogos metu nukentėjo vaikas. Tai mes puikiai suprantam, kad tėvam jų vaikai yra labai jautri tema. Bet kadangi verslas yra atsakingas, rūpestingas, jisai kompensavo tėvams nuostolį, atsiprašė, nesiginčijo. Ir kaip atrodytų iš verslo pusės, jis padarė viską. Bet jeigu mes atsigręžtume į klientą, klientui liko tokia nemaloni patirtis. Jam vis tiek liko toks, šešėlis. Tai ką šiuo atveju galėjo padaryti verslas? Jis galėjo susisiekti su klientu po savaitės ar po 2, kai jau šiek tiek emocijos nuslūgo ir parašyti, kad aš vis dar apie jūs galvoju, man jūs rūpite, aš pats esu tėtis ir irgi labai jautriai tai priėmiau. Ir kadangi vis dar apie jūs galvoju, aš noriu padovanoti jūsų vaikui dovanų kuponą, X sumai, tam, kad šiek tiek ir jam būtų geriau. Man šiurpas eina tavęs klausant. Čia yra, aš pertrauksiu, čia yra smulkmena, bet čia mes parodom, kad klientas mums rūpi. Kas nutinka tokioje situacijoje, klientas pasakos apie tą verslą visiškai kitokią istoriją. Ir tikėtina, kad po tokio poelgio jisai dar kartą grįž pas tą verslą, o vaikui jau bus kuriamas suvokimas, kad verslas gali būti atsakingas ir tokiu būdu verslas netgi savo augina naują klientų kartą. Nuostabus pavyzdys. Čia jau net iš krizinės komunikacijos dalies, bet labai gerai parodo tai, kad prekės ženklo reputacija yra tada, kai prekės ženklas nėra kambary ir apie jį kalbama. Taip. Tai vadinasi ir buvę darbuotojai, ir buvę klientai, ir klientai, kurie gal sugrįž pas mus, bet tie, kurie apie mus turi ką pasakyti, jie neša tą mūsų prekės ženklo reputaciją. Taip. Ir klientas visada yra linkęs pasidalinti tuo, kas jam buvo blogai. Ir ženkliai dažniau. Dabar skaičių nepamenu, bet tikrai keliem pažįstamiem, keliem kolegom jis tuo pasidalins.
Jeigu mums buvo gerai, mes tai irgi suvokiame kaip tokį savaime suprantamą dalyką. Todėl taip, mes reputaciją turim labai rūpintis, nes ją formuojame ilgus metus, o sugriauti galime vos per kelias akimirkas. Dorota, esi mačiusi, sukūrusi daugybę kliento kelionių. Papasakok pirmą įspūdį kliento, ne? Koks dažniausiai jis būna? Ar nustemba dažniausiai, ar skaudi patirtis būna pamatyti dabartinę kliento kelionę? Ar ji tiesiog yra tokia, nežinau, staigmena jiem? Kaip jie reaguoja? Staigmena buvo man, kai teko pristatinėti pirmas kliento keliones ir išgirsti tokias užsakovų arba vadovų frazes, kad mes jau tai žinojome. Ir ilgainiui tikrai pasitaiko ir pasitvirtina tas faktas, kad užsakovai žino savo klaidas, žino, kas pas juos yra ne taip, bet jie dažniausiai delsia, nes tai jiems yra arba nepatogu pripažinti, arba dar ne taip skauda, kad imtis tam tikrų pokyčių. Ir dažnai iš tikrųjų problemos ir būna vadovų lygyje. Ir jie taip ir sako, mum atrodo, kad savaime suprantama yra daryti tam tikrus dalykus ir mes nežinojom, kad darbuotojai to nežino. Arba būna, kad tai mes sakėm darbuotojui. Tai labai gerai, kad jis pasakė darbuotojui, bet darbuotojui reikia pakartoti, kartais reikia ir patikrinti. Ir tai nėra kaip mikromanagementas, bet tai vėlgi yra parodymas, kad tau kaip verslui tas yra punktas svarbus ir tu tiesiog paprašai savo darbuotojo, dar kartą pasižiūrėti į tai rimtai. Ketvirtoji marketingo meniu dalis – šefo patarimas. Tai mes dabar su Dorota pabandysime dalinti patarimus iš savo praktinės patirties, nuo ko pradėti. Kaip susidėlioti tą kliento kelionę, o gal jeigu mes viską ir taip žinom, tai gal tiesiog pabandyti pasitaisyti procesus, kurių nepadarom ir nereikia ten sėdėti ir dėlioti to paveikslėlio. Nuo ko pradėti? Aš siūlyčiau pagalvoti, kokią kliūtį iš kliento kelionės mes galime pašalinti. Nes ką daro verslai, jie dažniausiai galvoja, tai ką mes galim pridėti on top, ką mes galim padaryti geriau. Tai jeigu reikėtų to vieno dalyko, aš siūlyčiau pagalvoti, ne ką galim padaryti on top, o tai ką galim išimti, kas apsunkina dabartinę kliento kelionę. Kokį žingsnį atlikus, jinai būtų greitesnė, sklandesnė, patogesnė, malonesnė ir kas paskatintų klientą grįžti pas jūs dar kartą. Jeigu manote, arba jeigu pas jūs tikrai yra viskas gerai ir kliento kelionė yra sklandi, greita ir paprasta, tada aš siūlyčiau pagalvoti apie proaktyvumą. Tai yra tokį net netikėtumo faktorių. Pavyzdžiui, jeigu klientas kažką įsigyja, parašyti patarimą, kaip galima tą daiktą dar panaudoti, kaip galima jį lengviau išnaudoti. Tiesiog pabūti tokiu draugu, pagalvoti apie klientą, ko jam gali dar prireikti, ko jam gali reikėti rytoj. Mes visada norime investuoti į kliento emociją, nes galim pamiršti, kas buvo pasakyta, kas buvo parašyta, bet emocijos mes nepamiršime labai ilgai. Visiškai teisingai. Tai dar gal vieną klausimą, nes kai tu ateini pas klientą, pradedi dirbti su kliento kelionė, pradžioj susirenki kažkokią nuotrauką, auditą ir uždaviniai klausimus. Kokį klausimą galima užduoti komandai, kuris parodytų kliento kelionės, balą, įvertinimą, kokioje dabar stadijoje tai yra? Aš paklausčiau, kas mūsų klientus šiuo metu erzina labiausiai. Ir klientai tikrai netyli. Mes galim pasižiūrėti į atsiliepimus, galbūt klientai kažkur kažkam yra kažką sakę, tai visą tai galima susižinoti.
Ir kai pradėjau dirbti su kliento kelionė ir kliento patirtimi, mano tokiu savotišku hobiu tapo rekvizitų atsiliepimų skaitimas. Tiesa pasakysiu, yra tam tikrų verslų, kurie turi labai gerus atsiliepimus. Tikrai turi ir tie atsiliepimai yra ne iš piršto laužti. Tikrai patikrinau, viskas gerai veikia. Bet yra tokių atsiliepimų ir parašymų, kur metai iš metų kartojasi. Verslas rašo, ačiū už jūsų komentarą, ar ačiū už jūsų atsiliepimą, mes atsižvelgsime ir pasitaisysime. Ir tu matai, kad ilgus metus tas nesikeičia. Tai reaguokime į tai, ką sako mūsų klientai. Taip, mes galim nesureaguoti pirmą kartą ir pagalvoti, kad gal klientas parašė iš emocijos, bet jeigu keli klientai rašo mums tas pačias pastabas, neignoruokime, bet pasižiūrėkime į jas rimtai. Nes ką irgi pastebėjau, verslai labai dažnai bijo kritikos, bijo tų prastų atsiliepimų, bet jie yra aukso vertės. Nes geri atsiliepimai, jie tiesiog pamalonina mus, praskaidrina mums dieną, bet tie blogi atsiliepimai, kurie yra parašyti kritiškai ir apgalvotai, tai su jais mes turėtume dirbti ir jeigu mes jų nepražiūrime, mes galim labai stipriai kilstelėti savo reputaciją ir kliento kelionė gali tikrai stipriai pagerėti. Kritika verslui, tiek kritiniai atsiliepimuose kritika verslui yra tobulėjimo šaltinis. Tikrai taip. Vienareikšmiškai, nes yra daug labai puikių specialistų, kurie gali pasakyti, ką jūs darote ne taip, bet niekas nebus toks atviras, kaip klientas, kurio lūkesčio jūs nepateisinot. Jau jisai viską jums pasakys. Ir taip nuoširdžiai, kad net nereikės uždavinėti papildomų klausimų. Mano patarimas yra verslui turėti tokią dėžutę, tokią vietą, kur klientas gali pasakyti tuos neigiamus atsiliepimus ir komentarus, nes iš tikrųjų mes kaip verslas juos ir norime girdėti, nes norime pasitaisyti ir nedarykime tokios kliento kelionės, kad jam reikėtų eiti į rekvizitus, palikti tą neigiamą komentarą, nes beje labai sudėtinga palikti jį, tu turi prisiregistruoti, ten patvirtinti ir taip toliau. Tai neapsunkinkime nei savęs, nei kliento, bet būkime labai prieinami tai negatyviai komunikacijai. Ką pastebėjau, tai dar 2025 metais ne iš vieno verslo gavau laišką su anketa ir prašymu užpildyti klausimyną, o tai kaip atrodo kliento kelionė, ką jie gali pagerinti, ką jie gali daryti kitaip, kas patinka, kas nepatinka. Ir tai parodo, kad mes suprantame to svarbą, bet dar ne visi. Tai dabar mūsų laidos pasiklausę verslai, tiek vadovai, tiek žmonės, kurie dirba komandose ir jau prioritizuoja klientą, ką jiem daryti? Ar jiem visiems reikia skambinti Dorotai, ar jie turi kreiptis į savo vadovą, ar jie tiesiog gali pasimti kažkokį įrankį ir patys mėginti susidėlioti tą kelionę? Aš siūlau pradžiai pasižiūrėti savo rezultatus, pasižiūrėti, kaip dažnai klientai pas jūs grįžta. Ar klientai jūs rekomenduoja kitiems. Vėlgi, pasižiūrėkite savo atsiliepimus. Ką rašo klientai, į ką prašo atsižvelgti. Ir pabūkite patys tokiu kritišku savo klientu ir peržiūrėkite savo kelionę. Ir kelionės gale savęs paklauskite, ar jūs pirktumėte iš savęs dar kartą ir ar rekomenduotumėt savo verslą savo geriausiam draugui. Labai teisingi patarimai. Mano patarimas dar yra visada, norint pagerinti, reikia matuoti. Nes jeigu nematuosime, tai ir pagerinimo nepamatuosime, vadinasi ir pagerinimo nebus. Tai ačiū tau labai, Dorota, už pasidalymą įžvalgomis, už sureikšminimą tikrai svarbios kliento kelionės ir visiems linkiu save
pasiaudituoti ir pakritikuoti ir patobulinti. Ačiū. Iki.